Pasikvieskim Kristiną Nesovienę, Šiaulių miesto savivaldybės ir tūkstantmečio mokyklų lyderystės veiklų koordinatorė. Ir tada dar vieną tokį pasitikimo plojimą, kad jau jinai užlipo. Ačiū. Tai laba diena visiems. Atstovauju Šiaulių miesto savivaldybės tūkstantmečio mokyklų projekto komandą. Džiaugiuosi suteikta galimybė šiandien su jumis pasidalinti Šiaulių miesto patirtimis ir pasiekimais. Kaip jaunimą priversti norėti mokytis? Retorinis klausimas, bet jis labai svarbus ir aktualus. Istorija, kurią pasidalino Lukas, organizacijos Repo sesijos atstovas. Lukas organizavo mokymus Šiaulių miesto gimnazistams Šiaulių mieste. Ir šių mokymų metu Lukas atliko baseino refleksiją. Šios refleksijos metu gimnazistų klausė, kurioje erdvėje, baseino erdvėje, jie įsivaizduoja buvę vakar ir kurioje baseino erdvėje norėtų būti šiandien. Lukas dalinosi, kad atsakymai jį tikrai labai nustebino. Daugeliu atveju beveik visų gimnazistų atsakymas buvo panašus. Kad dažnu atveju jaunimas jaučiasi esantis kažkur šalia įvykių, bet ne jų viduje. Tai reiškia, kažkur šalia baseino. Guli kažkur šalia, bet nekrenta giliai ten į vandenį, į tą sūkurį gyvenimo, kuriame yra daug spalvų, įvykių ir kuriuose jiems reikėtų būti. Mokyklos stinga investicijų į neformalias ugdymo veiklas moksleiviams. Trūksta lėšų ir mokytojų kompetencijų stiprinimui ir tai galime drąsiai teikti prabėgus vieneriems tūkstantmečio mokyklų projekto metams, kuomet turėjom galimybę organizuoti begalės veiklų, kokybiškų veiklų, gerų veiklų ir pastebėjome, kad tiek mokytojai, tiek mokiniai labai nori į jas jungiasi ir juose dalyvauja ir tai yra labai svarbu. Ir tos veiklos motyvuoja ir mokytis, ir mokyti. Jaučiu, kaip auditorijai pradeda kirbėti mintis, o kaipgi tas formaliojo ugdymo procesas. Juk tos linksmybės taip išbalansuoja, įneša trikdžius ir ne visais atvejais yra labai patogios. Bet tos linksmybės įneša tiek spalvų, tiek emocijų, tiek geros nuotaikos, tiek ryšių. Tai aš manau, kad jos tiesiog yra būtinos. Šiandien su jumis norėčiau pasidalinti 4 sėkmės istorijomis, kurios nutiko pas mus Šiauliuose. Jas organizavo šias veiklas Šiaulių miesto tūkstantmečio mokyklų projekte tiesiogiai dalyvaujančios mokyklos, tai gimnazijos ir progimnazijos. Pirmoji istorija tai Ragainės progimnazijos organizuota stovykla moksleiviams, motivatorius jį vadinosi ir vyko Molėtų rajone. Mokyklos moksleiviai dalyvavo veiklose orientuotose į darbą komandoje, į moksleivių pomėgių atskleidimą ir jiems būtini buvo duoti įrankiai, kaip tos pomėgius įgalinti. Labai svarbu, kad jaunimas gebėtų įveikti savo baimės. Tai šitoje stovykloje taip pat mokiniai turėjo puikių galimybių apie tai kalbėti ir įgyti tam tikrų kompetencijų ir įgūdžių. Labai svarbu paminėti tai, kad prieš išvykstant į stovyklą tiek mokiniai, tiek mokinių tėvai dalyvavo apklausoje. Tik mokiniai 2 kartus prieš stovyklą ir po jos, tėvai po stovyklos veiklų. Tai norėčiau pasidalinti tiesiog iš apklausų turimais duomenimis, tai stovyklos patirtis ateityje vaikams padės jų pačių žodžiais. Tai pasitikėti savimi ir drąsiai reikšti savo nuomonę, tikėti svajonėmis, siekti tikslų, nemesti pradėto darbo, eiti iki galo, dirbti komandose. Daug kas minėjo, kad tai yra labai svarbu ir jie stovyklos metu tikrai turėjo tokią galimybę to mokytis. Labai svarbu paminėti, kad jaunimas mokėsi gerbti kalbančiuosius, juos išklausyti, nepertraukinėti ir dažnu atveju nutilėti galbūt visiškai nereikalingus komentarus. Tėvų pastebėjimai po stovyklos jau grįžus vaikams ir pastebėjus jų elgesį sudalyvavus apklausoje tėvų žodžiais, jie teigia, kad dar labiau pasitikė savimi. Drąsiau kalba su klasiokais, paliečia temas, kurių anksčiau neliesdavo kalbant su šeimos nariais.
tapo dar drąsesni, savarankiškesni, labiau pasitikė savimi, savo idėjomis, sustiprėjo motyvacija mokytis ir noras siekti savo tikslų. Įvertinus apklausos rezultatus, galima daryti išvadą, kad šioje stovykloje vaikai turėjo begalę galimybių ugdyti savo ir lyderystės, ir kūrybiškumo, ir darbo komandoje įgūdžius. Atsirado daugiau pasitikėjimo savimi. Tai jaunimui yra labai svarbu ir reikalinga, drąsos dirbti komandoje, išsakyti savo mintis. Labai svarbu, kad moksleiviai įvardino ir tai, kad stovykloje jiems suteiktos kompetencijos ir pastebėta tai, kad ištikus nesėkmei jie turėtų žinoti, kad jie nėra vieni, kad jie turi kreiptis pagalbos ir žinoti, kad tikrai yra kas gali jiems padėti. Antroji yra labai graži iniciatyva, kurią įgyvendino Šiaulių miesto Šalkauskio gimnazijos bendruomenė. Tai bendruomenės projektas Mano hobis tavo tobulėjimui. Šis projektas gražus tuo, kad pačios projekto veiklos buvo orientuotos į moksleivius, tačiau projekte dalyvavo visa mokyklos bendruomenė. Tiek mokinių tėvai, tiek socialiniai partneriai, tiek patys mokiniai ir pedagogai. Projekto tikslas buvo įduoti mokiniams įrankius turimo pomėgio tobulinimui. Mokiniai turėjo galimybę jungtis į keturiose sritise turimus savo pomėgius. Tai pirmoji sritis buvo tokia inžinerinė, tai jie projektavo, kūrė savo ateities mokyklos modelį. Antroji buvo apie fotografiją, jos pradmenų ugdymą. Trečioji buvo susijusi su meninė kryptim, tai dalyvavo lino raižinių edukacijose. Ketvirtoji buvo jau mano minėto Luko iš repo sesijų organizuota kūrybiškumo veikla. Tai ta veikla visą mokyklos bendruomenę atskleidė ypatingai gražiamis spalvomis, kūrybiškumu, tai ten repo sesijos liejosi laisvai. Gimnazistai po projekto dalinosi savo patirtimi ir ką jiems davė tas projektas, jie įvardino po projekto įgyvendinimo. Tai labai svarbu paminėti ir pasisakyti, kad tas projektas suteikia vaikams drąsos ir pasitikėjimo savimi. Ir vaikai teigia, kad per mokyklos modelio statymą aš tapau grupės lyderiu. Tai tikriausiai sako tas vaikas, kuris galbūt netikėjo, kad jisai gali būti tuo lyderiu. Tai būtent to projekto metu jisai suprato, kad jis turi tą stiprybę ir gali juo būti. Kitas dalinosi, kad repo sesijos metu jis paėmė pirmą kartą mikrofoną į rankas. Ir tai jam buvo didelis gyvenime iššūkis, nes jis galvoja, kad jis niekada negalėtų to mikrofono rankose laikyti ir kalbėti. Projektas padėjo dar geriau pažinti save ir atskleisti savo unikalumą, įsivardinti stipriasias savybės. Tai jaunimo tarpe yra labai svarbu, kad jie atrastų save ne tik formalioje, bet ir neformalioje veikloje. Trečioji istorija organizuota Šiaulių universitetinės gimnazijos. Čia labai svarbu paminėti tai, kas jau ir skambėjo pradžioje mūsų šitos šventės, kad tūkstantmečio mokyklų projektas yra orientuotas į tinklaveiką. Tai yra vienas pagrindinių tikslų, kurių privalom siekti ne tik įgyvendinti tas veiklas, bet ir siekti tos tinklaveikos. Tai šitos stovyklos atveju noriu pasidžiaugti, kad organizavo ją viena mokykla, tačiau į stovyklą vyko visų bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai. Svarbu paminėti tai, kad stovykla pedagogams, vasaros stovykla pedagogams buvo orientuota į STEAM kompetencijų stiprinimą. Stovyklos metu organizuotos įvairios kontaktinės, patirtinės, komandinės, integruotos ir aktyvios veiklos, kurios skatino mokytojus efektyviai taikyti STEAM metodus ugdymo procese. Edukacinės veiklos buvo organizuotos taip, kad būtų integruojami bent 3 STEAM dalykai. Labai smagu ir žiūrinti nuotraukas, kuomet vyko stovykla, tai kilo mintis, kokiose aplinkose turėjo galimybę atsidurti pedagogai dalyvaudami šioje stovykloje. Tai jie dalyvavo tokiose veiklose kaip CO2 pėdsakų ir tvarumo analizės atlikimas, tiek tvenkinio ekosistemos tyrimas ir daugelį kitų veiklų.
Bet tikriausiai svarbiausia, ką norėčiau šiandien pasakyti, kad tos stovyklos metu iš pedagogų emocijų ir matomų visų įspūdžių nuotraukose galima daryti įspūdį, kad jiems buvo labai smagu tiesiog susitikti, nes tai nebuvo vienos mokyklos pedagogai. Tai jie turėjo galimybę pasidalinti tiek žiniomis, tiek įgūdžiais ir tiesiog galbūt užmėgsti naujus ryšius. Ketvirtoji istorija - tai forumo teatro metodo taikymo ugdymo procese mokymai, kurios organizavo Šiaulių Salduvės progimnazijos mokykla. Forumo teatras Augusto Boalio teigimu, tai forumo teatras tai veidrodis, į kurį įėję mes galime pakeisti savo atvaizdą. Skamba tiesiog stebuklingai, bet iš tikrųjų įgyvendinant šitą veiklą mokykloje taip ir jautėsi, kad tiek pedagogai kartu su mokymus vedančia Šiaulių dramos teatro aktorė Monika Šaltytė jautėsi tikrai stebuklingai. Šis metodas padeda spręsti bendruomenėje esančias problemas. Tai pedagogai turėjo galimybę išsigryninti tas problemas. Galbūt tos problemos kyla klasėje dirbant su vaikais. Galbūt tos problemos ir kažkokie iššūkiai kyla ir mokyklos bendruomenės lygmenyje. Tai jie grynino tas problemas. Taikydami forumo metodą pasiskyrė agresorius, stebėtojus ir kitas funkcijas atliekančius asmenis ir sprendė tas problemas, pritaikydami ir kūrybinius savo visus gebėjimus. Aktorė suteikia įvairių žinių ir kompetencijų pedagogams, kurias jie tikrai turės galimybę taikyti ir toliau ugdymo procese. Labai svarbu pasakyti tai, kad šie mokymai vyko ne tik pedagogams. Tai tikriausiai bendruomeniai bus daug lengviau susikalbėti ir tuos metodus taikyti, nes forumo teatro metodo mokymai buvo organizuoti ir moksleiviams. Iš tikrųjų, labai graži šita dalis, kuomet mokiniai buvo sujungti į tam tikras komandas. Tose komandose jie galėjo išsikelti jiems aktualią emocinę, psichologinę problemą ir ją spręsti čia gyvai ir taikant tokius kūrybinius teatro visais metodais parengtus sprendimus. Ir smagu tai, kad visi tie gimę etiudai galiausiai buvo pristatyti mokyklos bendruomeniai. Tai buvo labai graži šventė, labai gyva ir iš tikrųjų po šitos veiklos įgyvendinimo galima sakyti, kad visa bendruomenė turėjo galimybę tapti nors trumpam, bet tikrais aktoriais. Dar kartą grįžtu prie pranešimo pradžioje užduoto klausimo, kaip jaunimą priversti norėti mokytis. Manau, kad nerti į baseiną giliai, o ne stovėti kažkur šalia įmanoma. Jie tikrai džiugiai ir su noru ateina į tas veiklas, dalyvauja juose, bet kaip ir pedagogas, taip ir mokinys, jie nori žinoti ėjimo tikslą, nori žinoti pridėtinę vertę to ir žinoma rezultato pritaikomumą. Tai jeigu jie visą tai gauna, o tūkstantmečio mokyklų projektas, jo finansavimas ir visa kita suteikia mums galimybės užtikrinti tą veiklų kokybę, tai jie tikrai ateina. Ateina tiek mokiniai, ateina ir pedagogai. Tai padėkime mokykloms augti su TUM. Kviečiu atvykti į Šiaulius. Ačiū labai. Gal auditorijai kas nors turi kokį nors klausimą, mums turint dar porą minučių. Aš tai pagalvojau tik tai apie tą sakinį, kaip mums norėti priversti juos mokytis. Tai kaip ir suprantama, kad mes visi norim, bet gal labiau kažkaip, jeigu dar naudotumėm užnorint mokytis arba kad jie norėtų mokytis, gal tas priversti elementas yra kažkoks atstumintis ar ne? Sutinku, gal ir taip, bet iš tikrųjų akcentas ir yra pagrindinis tame, kad būtent projektas suteikia galimybę ir lėšų, svarbiausia investicijų, investuoti į tas veiklas, kad jos būtų kokybiškos, kad mes turėtumėm tikrai tiek stovyklų veiklas, vietas kitokias, ne mokykloje, ne Šiauliuose, mes galim ir išvažiuoti, kad stovyklose dalyvautų ir save pristatytų ir mokiniam veiklas vestų lektoriai, kurie yra, kaip čia, autoritetas mokiniam. Tai visą tai mums davė projekto lėšos. Tai iš tikrųjų tas užnorinimas, jis tikrai įvyksta. Ir teatras visiems, sakot, patiko? Labai. Ir mokiniam, ir mokytojams. Ir
mokiniam ir mokytojam tai buvo labai gyva, labai kūrybiška, daug spalvų ir iš tikrųjų jis nebuvo tik pažaidimas. Mokiniai sprendė labai sunkes ir emocinės, ir psichologinės, ir patyčių temas, nes forumo teatro metodas yra orientuotas būtent didžiąją dalimi į patyčių mokykloje sprendimo tą kelią. Tai labai graži iniciatyva, labai rekomenduojam, kas galvojate apie tai, tai tikrai. Gerai, labai ačiū už gražią prezentaciją ir gražius pavyzdžius.